Atrodo nekaltas pusryčių pasirinkimas. Greita, pigu ir regis skanu. Bet ar išdrįstumėte sužinoti, kas slepiasi šiuose rožinėse lazdelėse? Dešrelėse beveik niekada nebūna tos kokybiškos mėsos, kurią matote parduotuvės vitrinose. Į jas sudedama tai, kas liko – atraižos, riebalai, odos, kremzlės. Viskas sumalama į masę, kuriai reikia suteikti spalvą, skonį ir kvapą. Be chemijos šis mišinys atrodytų pilkas ir atstumiantis. Natrium nitritas. Jo dėka dešrelė išlieka rausva, bet tai yra tas pats priedas, kurį Pasaulio sveikatos organizacija sieja su vėžiu. Vienoje porcijoje druskos tiek, kiek jūsų širdžiai pakaktų visai dienai. O dar pridėkime skonio stipriklius, dažiklius ir konservantus ir gauname mažą cheminę bombą. Valgydami dešreles, jūs maistinate ne tik save, bet ir ligas. Nitritai skrandyje virsta kancerogeninėmis medžiagomis. Riebalai kemša kraujagyslės, druska kelia kraujospūdį. Tyrimai rodo, tik 50 gramų perdirbtos mėsos per dieną, maždaug viena dešrelė, padidina žarnyno vėžio riziką net 18%. Įsivaizduokite, ką reiškia tai valgyti kasdien. Manote, kad vaikiškos dešrelės yra sveikesnės? Iš tiesų, jos dažnai turi dar daugiau druskos ir priedų, kad patiktų mažiesiems. Vadinasi, mes mokome vaikus nuo mažens valgyti chemiją. Jūs turite pasirinkimą. Vietoje dešrelių rinkitės natūralią vištieną, kalakutieną, žuvį, kiaušinius ar augalinius baltymų šaltinius. Pasidalink šiuo vaizdo įrašu su draugais ar šeima.